Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats pranašui sako: visa gerklė šauk, nesitausok. Teskardi tavo balsas kaip trimitas. Parodyk manai tautai jų nedorybę, Jokūbo namams jų nuodėmes. Tiesa, ieško jie manęs diena dienon, trokšta pažinti manuosius kelius, lyg jie būtų tauta įvykdžiusi, kas teisu, ir savojo Dievo įsako nesulaužiusi. Jie prašo iš manęs teisumo nuosprendžių ir trokšta, kad Dievas būtų arti jų. Kodėl mes pasninkaujame ir tu nematai, kodėl mes darome atgailą ir tu nepastebi? Štai, pasninko dieną jūs ieškote savo malonumo ir engiate visus savo darbininkus. Štai jūsų pasninkas baigėsi rietenomis ir muštynėmis, tvojate kumščių iš visų jėgų. O kad šiandien jūs taip pasninkautumėte, idant jūsų balsas būtų išgirstas aukštybėse. Argi man prie širdies šitoks pasninkas, diena, kai marusis nusižemina, kai nuleidžia savo galvą kaip nendrė, guli apsivilkęs ašutine pelenuose? Ar tu tai vadini pasninku, viešpačiui malonė diena? Ne. Pasninkas, kokio aš noriu, tai nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, pavergtiesiems duot laisvę, sulaužyti bet kokį jungą, dalytis su alkstančiu savo duoną, priglobti vargšą ir benamį, aprengti ką pamačius nuogą, neatsukti nugaros saviesiems. Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa, tavo žaizda bus greitai užgydyta. Tavasis teisumas žengs pirma tavęs, o viešpaties šlovė palydės iš paskos. Tada šauksies ir viešpats atsilieps, kai pagalbos prašysi, jis tars: aš čia. Tai Dievo žodis. Širdies sugrūdusios ir atgailaujančios Dieve, tu neatstumsi. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink maištingus mano darbus, nuplauk ir numazgok mano kaltę, nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę. Širdies sugrūdusios ir atgailaujančios Dieve, tu neatstumsi. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu, nuolat prieš akis mano nuodėmė. Tau tik tai tau nusidėjau, dariau, ką laikai tu piktybę. Širdies sugrūdusios ir atgailaujančios Dieve, tu neatstumsi. Juk džiaugsmą tau teikia ne aukos, deginamosios aukos. Jeigu ją atnašaučiau, tu nepriimtum. Dievui tikroji auka, tai dvasia sugrūdus. Širdies sugrūdusios ir atgailaujančios Dieve, tu juk neatstumsi. Širdies sugrūdusios ir atgailaujančios Dieve, tu neatstumsi. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį. Ieškokite gero, o ne pikto, kad būtumėte gyvi, ir viešpats bus su jumis. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Tada priėjo Jono mokiniai ir paklausė: kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja? Jėzus atsakė: argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus. Tai viešpaties žodis. Brangus Marijos radijo klausytojai, kai Jėzus mums save dovanoja maldoje šventosiuose mišiose, tai ne pasninko metas. Turime priimti jo meilę, žinodami, kad tą akimirką
Dievo karalystė gali išsipildyti mumise. Niekada nepersipildysime džiaugsmu, kylančiu iš Jėzaus buvimo šalia mūsų ir mumise. Tie, kurie įžengia į Jėzaus širdies gelmes, patiria labai gilę vidinę kančią. Kančią už savo ir pasaulio nuodėmes, išbandymus, rūpesčius, pagundas, o ypač tada, kai Jėzus pasislepia ir nebematai jo buvimo. Bažnyčia žino, kad mūsų jėgos ribotos ir kad turime būti atviri artimiausiam susitikimui su Jėzumi. Štai kodėl jį sutrumpino kadaise privalomus pasninkus. Jie atleidžia nuo jų pagyvenusius, ligonius. Jei pasninkas trukdo jiems melstis, jei jie vos turi jėgų išlikti arti Dievo, tegul lieka su sužadėtiniu. Tai ir yra svarbiausia. Evangelijoje diskusija apie pasninką prasideda iškart po skandalingų Jėzaus pietų su Matu ir jo mokesčių rinkėjo draugais. Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo, kad paspartintų Mesijo atėjimą ir paruoštų jį susitikti. Jėzaus mokiniai žino, kad Mesijas jau atėjo ir kad Jėzus yra tarp jų. Todėl jie valgo, geria ir švenčia. Jėzus prisistato kaip jaunikis. Dangaus karalystė lyginama su puota, kurią tėvas paruošė sūnaus vestuvėms su žmonija. Pasninkavimas per vestuvių puotą neturi prasmės. Tačiau Jėzus paskelbia, kad jo mokiniai pasninkaus tada, kai jaunikis bus iš jų paimtas. Ši užuomina paimta iš Izaijo knygos 53 skyriaus 8 eilutės, reiškia Jahvės tarną, pasmerktą smurtiniai mirčiai ir yra užuomina į Jėzaus mirtį. Krikščioniškas pasninkas turi dvi pagrindinės reikšmes. Jis priemonė žvelgti atgal, minint Jėzaus mirtį, bet taip pat žvelgiant į ateitį, laukiant paskutiniųjų avinėlio vestuvių. Jėzus pakartoja skelbiamos Evangelijos nesuderinamumą su senomis religinėmis struktūromis ir jų turiniu. Evangelija nėra naujas lopas ant seno drabužio ir nenaujas vynas įdėtas į seną indą. Ankstesnių religinių indų nereikia taisyti, o pakeisti juos naujais būtina. Todėl visi bandymai suderinti Evangelijos naujumą su senomis judaizmo ar bet kurios kitos religijos struktūromis yra pasmerkti žlugti. Paulius visą savo laišką Galatams skiria šitai temai išanalizuoti. Naujas vynas simbolizuoja išganymo laiką. Naujasis yra Dievo karalystė, kurią Jėzus įkūnija ir skelbia. Jis siūlo naujas krikščioniškojo gyvenimo formas ir naują turinį, tą patį, kurį skelbė kalno pamoksle. Tada pas jį priėjo Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja. Gavėnios penktadienį Evangelija, kuri atrodo kaip kvietimas nutraukti pasninką, gali atrodyti kiek keistoka. Tačiau Jėzus kalba ne bet kam, o jo kalba adresuota Jono Krikštytojo mokiniams. Tačiau būti Jono Krikštytojo mokiniu nepakanka, kad būtum šventas kaip jis. Iš tiesų, visiems mokiniams gresia pavojus radikalizuoti savo mokytojo mokymą iki tokio lygio, kad jį išduotų. Jėzus bando pataisyti jų mąstyseną. Argi vestuvių svečiai gali gedėti, kol su jais yra jaunikis? Bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų paimtas ir tada jie pasninkaus. Tai šiek tiek panašu į klausimą, kokia yra tikroji pasninko priežastis. Yra įvairių priežasčių pasninkauti. Kai kurie žmonės per gavėnią aukoja nedidelės apsimarinimo aukas vien todėl, kad galvoja galbūt apie vasaros maudymosi kostiumėlių sezoną.
bet aš netikiu, kad toks pasninkas mus iš tikrųjų galėtų išgelbėti. Jis galbūt pagerina mūsų asmenukės daromas nuotraukas, bet tikrai ne mūsų sielas. Pasninkas gali būti valios pastanga ir tikrai nebūtų blogai sustiprinti savo kiek pernelyg silpną valią, bet tai vis tiek nėra tikrasis pasninkas, apie kurį kalba Jėzus. Atrodo, kad jis turi omenyje pasninką, kuris susijęs su santykiais, o ne pasninką dėl jo paties. Štai kodėl Jėzus kalba apie jaunikį. Jis yra jaunikis, tai yra, jis yra priežastis, kodėl reikia arba nereikia ko nors daryti. Jis yra įžvalgos kriterijus, padedantis suprasti vieno dalyko tinkamumą palyginti su kitu. Nepakanka pasninkauti vien todėl, kad tai būtina daryti. Turime visada prisiminti, dėl ko verta tai daryti. Būtina prisiminti intenciją. Ir šio dėl ko atradimas yra didžioji revoliucija, bet to nepakanka. Taip pat turime suprasti, kad pasninko prasmė yra ne tik pastangos susilaikyti nuo valgymo, manant, kad tai teikia šlovę Dievui, bet ir atradimas, kad alkis niekada neturėtų spręsti už mus. Mielieji, noriu pasiūlyti mums pasninkui keletą maldos intencijų šios gavėnios kelionėje. Pirmoji tebūnie, kad popiežiaus žodžiai galintis ginti gyvybę, laisvę ir taiką būtų priimti bažnyčioje ir pasaulyje kaip žmogiškųjų vertybių pasiūlymas, galintis įkvėpti asmenų ir tautų moralinį įsipareigojimą. Aukokime savo pasninką, kad tas pasninkas padėtų mums būti ištikimiems savo kaip krikščionių pareigoms. Taip pat melskimės aukodami savo pasninką už krikščionis, kurie skelbėsi esą tikintis, nepaisant to, kad atsisakė religinės praktikos. Melskimės aukodami pasninką už krikščionis, kurie socialinį įsipareigojimą laiko svetimų bažnyčiai. Brangus Marijos radijo klausytojai, linkiu geros gavėnios kelionės ir pasninko visiems. Amen. Garbė Jėzui Kristui. Homiliją sakė kunigas teologijos mokslų daktaras Andrius Vaitkevičius.